Gimsta naujas pasaulis, mėlyjei, ir kiekvienas iš mūsų kūrė savo pasaulį. Kiekvienas iš mūsų įneša savo indėlį į šio naujo, puikaus, nuostabaus pasaulio gimimą. Mes garbingi žmonės gyvensime šiame naujame pasaulyje. Svajonės tai pasirinkimas iš kvantinės superpozicijos, tai užklausa tos realybės, kurioje jūs gyvensite šiandien, rytoj, o galbūt naujame pasaulyje. Kuomet jūs meistriškai ir teisingai siunčiate užklausą visatai ir įeinate į rezonanso sąveikos būseną su ją, kas reiškia, kad atitinkate savo vidiniai užklausai, tuomet jūs meistriškai galite formuoti savo gyvenimą. Jūs visada tai darote, darėte ir darysite. Kiekvienas iš jūsų turite tai, ką pasirinkote. Tai tiesa, faktas, tai mokslo patvirtintas faktas. Tai reiškia, kad jūsų užduotis yra išmokti teisingai formuoti savo mintis bei užduoti savo klausimą, ar aš nusipelniau turėti savo gyvenime vienokius ar kitokius dalykus, ar nusipelniau būti turtingu, sėkmingu žmogumi. Ar linkiu sėkmės kitiems žmonėms? Kuomet išmoksite būti teisingai savo pačių atžvilgių, kas yra labai svarbu, išmoksite sąžininkai pripažinti savo už ir prieš. Tokiu atveju jūs suprasite, kad jums niekada, niekur ir niekam nėra sienų ir apribojimų. Tai padaryti nėra lengva, bet įmanoma. Jūs iš kosminės realybės galite pasirinkti viską. Suprasite, kad jūsų pasirinkimas, mintis, jausmai bei ketinimai tai kosmoso realybės, jau seniausiai sukurtos ir paruoštos jums. Viso, ko jums reikia, tai išmokti tam atitikti, išmokti užtarnauti. Tai, apie ką svajojate. Reikia atitikti tai laimiai, sėkmei, turtui, sveikatai bei klestėjimui, apie kurį svajojate ir norite tai patirti savo gyvenime bei realybėje. Mėlyjei, jūsų gyvenimas buvo ir ar bus jūsų pačių rankose. Mes dabar kartu su jumis kūrėme naują pasaulį. Taip, senas pasaulis griūna sistema, politika, socialinis gyvenimas, ekonomika, net ir sienos bus kitos, viskas bus kitaip. Mūsų laukia naujas pasaulis. Mes jau šiandien dabar savo mintimis kūrėme savo naują, puikų, nuostabų pasaulį. Tikėkit savimi, tikėkit aukščiausių protų ir jums viskas gausis pačiu geriausiu būdu. Viso to jums ir linkiu.